Pavasarį visoje Lietuvoje daugiau nei 100 švietimo įstaigų prasidėjo nacionalinis projektas Kuriame Respubliką. Į vietos grupelės susibūrę aktyvūs piliečiai imasi spręsti pasirinktą savo mokyklos, seniūnijos bendruomenės problemą, savivaldybės ar net viso regiono klausimą. Tikimasi, kad gyvi pavyzdžiai sudomins ir pasyvesnius piliečius, įtrauks juos ir leis gyvai patirti, jog veikiant bendrai įmanoma keisti mūsų visų aplinką. Rugsėjo 14 dieną Kėdainiuose susitiko 30 projekte Kuriame Respubliką dalyvaujančių savivaldybių kūrybinių laboratorijų vadovai, projekte vykdytų tyrimų ekspertai bei pilietinės visuomenės instituto atstovai. Šiandien buvo būtent tas pirmasis susitikimas, kada būsimieji kūrybinių laboratorijų vadovai sužinojo, ką tiksliai jie turės daryti, kaip konkrečiai įgyvendinti veiklas ir kokio pokyčio mes norime tame projekte ir koks yra jų vaidmuo. Paklausta, kodėl 30 savivaldybių ir kokią veiklą vykdys kūrybinės laboratorijos, pilietinės visuomenės instituto vadovė teigė. Negalėjom dėja atsirinkti visų Lietuvos rajonų ir visų Lietuvos savivaldybių, dėl to teko pasiriboti 30. Tai būtent tų 30 pačių aktyviausių, kurios buvo irgi ten atrinktos pagal aktyvių mokyklų skaičių, aktyvių ir norinčių dalyvauti projekte mokyklų skaičių, pagal partnerių galimų, pagal galimų kūrybinių laboratorijų buveinės, atrinktos tos 30. Ir jose būtent bus įgyvendinami tie, vietos projektukai. Ką darys tos kūrybinės laboratorijos? Tai jos kuruos projektus įgyvendinamus savo savivaldybėje, vietos kūrybinio pilietinio veikimo projektus. Dabar tų projektų visoje Lietuvoje yra iš viso 120. Taigi krūvis tenka nemažas ir kūrybinės laboratorijos bus būtent tas pats svarbiausias taškas, toks projekto ambasadorės savivaldybėse, kurie, kuruos, padės organizuotis, ieškoti partnerių ir visapusiškai padės projekto dalyviams. Kėdainiuose vykęs renginys pirmasis toks, skirtas kūrybinių laboratorijų vadovams. Apie ką buvo kalbama ir ko mokyti naujieji vadovai? Pradėjom tokių pamatinių dalykų, kodėl atsirado reikmė šito projekto. Tokie sociologai pristato tyrimo rezultatus. Tai yra buvo aiškinamasi, kaip mokykloje yra suprantamas ir kaip praktiškai realizuojamas pilietinis aktyvumas. Tai vienas aspektas, kitas dalykas, ką mes šitame renginyje jau darėme, tai yra tiesiog tikslinamės, kokia ta, pavadinkime, idėjinė ir filosofinė prasmė šitos veiklos ir į ką mes norime pasiekti šito projektu. Po mokymų 30 savivaldybių kūrybinių laboratorijų vadovai imsis aktyvios veiklos. Šiuo metu jau vyksta aktyvus darbas su daugiau nei 100 švietimo įstaigų, kuriuose prasideda pirmosios iniciatyvos, formuojasi projektų grupės. Nekantraujančių susipažinti su pilietinių veiklų naujienomis, organizatoriai kviečia prisijungti socialinio tinklo Facebook profilyje Kuriame Respubliką arba sekti naujienas interneto svetainėje, kurio